Labą dieną. Net ir nežinau, atėjau papilmuoti atskirtuko, bet dabar jau ir kyla mintis, ar kaži verta lysti. Lietus pakibęs. Bet šiandien bitelės palyginti, kad ir saulikės nebuvo, bet svarbiausia vėjo nėra. Tai gan visą dienelę aktyviai skraidė ir noris pasižiūrėti, kas čia su tuo atskirtuku. Bet šį kartą net nežinau, čia prieš lietiminę būseną tokia gali būti. Jeigu ne mane, tai bent gali skaitos bitelės atakuoti mikrofoną ir bus labai gan blogas garsas. Jo, čia šiaip kartais išgirsti tokių naujienų, kad nustembi lygi negalėjai. Jau kai kas medų ėmė, nežinau iš ko ir kaip. Pirmą apsižiūriu tyliai, kaip bitelės reagos. Gal bandysiu. Net nežinau kur, tiesiog gal arčiau kamerą pasistatysiu. Pažiūrėsime trumpai. Šiaip bitelės matau nelabai patinka. Šitas mano apsilankimas. Jas man įdomu tie, kaip jų tie lopšeliai. Poriukai pažymėti gal greitai pavyks pažiūrėti, ar yra nors kokį lopšiuką. Taip sakiau, ant šito buvau pastatęs ir ant šito. Nes lietutis iš kažkodėl, beje, iš karto pasitikrinam. Tikros darbštolės, įdėjau plokštelę, faktiškai beveik atsistatė, bet bitelės nėra ramios. Šiaip tenka šį kartą nelabai noriu rizikuoti, ir ką, pažiūrėsime dabar, ar yra lopšiukų. Ir šiaip matau, vienas tikrai neblogas, šitas tikrai labai geras, gal nepažeidžiau. Vienas iš čia. Tai reiškia, iš šitos tai matytis tik tai vienas lopšelis. Iš šito, tai čia taip, šitoj pusė reikia pasižymėti. Aš čia sakiau, bus pridėta lopšelių lygi. Į valias, bet matytis, bet tokias taupo irgi, bet matau, orą tai netinka, pasirinkau. Čia buvo iš kito avilio, irgi, ne šitame, bet aišku pasižiūriu dėl visą piktą. Bitelės įsiritinėja, nėra ką staigiai čia rodyti. Taip, šitam, sakiau, dar gali būti lopšelių. Taip. Tai čia tasai turbūt bus iš kito avilio, tai čia reiktų kiek galima
atsargiau jį. Nežinau, žiūrime. Ir šiaip tai medaus turi, nežinau iš kurios biškutį parsinešė. Ai va, turi vieną. Irgi dar lopšeliuką, va, kur matytis darosi. Tai čia šiaip 2 lopšeliai. Tai ir palieku, tegul paskiau tik 2 lopšeliai ant vieno korio ir ant kito. Tai ne jau tiek nedaug, kažkaip net ir nesitiki. Čia tikėjaus, jeigu sąžiningai, daugiau, kad jos pridės tų lopšelių, bet deja, ne. Čia būtų, bet deja, čia tik tai jau nieko gero iš čia nebus. Čia pernykščiai. Tai du tik tai tikri lopšeliai. Nu, svarbu, gerai pasidalino. Bitučių yra, tai dar gaila lietutis, šiaip tai ir bitukės nėra tokios labai jau ramios. Čia irgi nematau, nežinau, tikiuosi. Ne, viskas yra lopšeliukai, bet čia iš pernai metų. Jo. Viskas iš pernai. Žodžiu, po šito dalybų yra tik 2 lopšeliukai. Dar aš pažiūriu, ką jūs čia su tuo koriuku. Biškutį kažkuo nedaug pasinešė biškutį, kad ir į tą koriuką. Dabar, ką nedadariau dar čia, ką buvau įdėjęs, kad paskiau jos čia pradės faktiškai tą meduvinę aš galiu panaikinti. Kad taip siuva juos, tegul darbuojasi, šeimelė vis tiek nemaža. Viskas. Uždarau, nes bitukės biškutį suirzo. Šiaip svarbiausia, vis tik lyg man te pasirodė, kad galėjau sumaišyti, kad greta, bet ne, motinėlės nesumaišiau, kaip ir planavau. Motinėlė pasiliko gretimame aviliukė. Gerai, taip viskas čia. Čia įsituštino, čia gali dar pabūti, kol kas nežinau. Lyg šalnų nepraneša, tai gal ir jau reiktų tuos apšiltinimus parnešti. Apšiltinimus lyg šalnų nepraneša, bet kol kas dar kelios dienelės. Tai žodžiu, tikėjausi, jeigu sąžiningai tikėjausi, vitelės čia pasidės bent kokį 10-20 lopšelio, iš tiesų padėti tik tai 2 lopšeliai, tai yra vienas jų tikrajam koryje ir vieną, kurį dėjau iš motininio šiluvietiško. Tai jeigu viskas tik tai 2 motinėlės, taip skupokai, sakyčiau, skupokai, tai lauksime toliau ir šiandien viso gero, nes negaliu ilgai bityne būti, nes puola bitelės. Žodžiu, už kokį, taip, čia padalinau trečiadienį, šiandien yra sekmadienis,
Tai už kokį 3-4 dienų pabandysiu vieną lopšelį į titovo narvelį įdėti, o kitą paliksiu skaitos natūraliam bitelio apsiskraidimui. Tai būtų tiek iš bityno. Ačiū, kad žiūrėjote ir viso gero.